Turi yra Živilė. Tai va tik dabar pasakė, kad įrašas. Ok, tai dar kartą pakartosiu. Labas vakaras dar kartą visiems ir visom, taip gausiai prisijungusių šiandien. Ir pradėsim webinarą Canva galimybės pasitelkę dirbtinį intelektą. Ir webinarą šiandien ves Živilė Mikalajūnaitė. Tai pradedam trumpai nuo taisyklių, kad webinaro metu paprašysim visų būti išjungus mikrofonus. Tai patikrinkit, prašau, nes būna ir žinių paklausom, visko čia nutinka, kol vyksta webinaras, tai prašau išjungti visų mikrofonus, kad ir tyla pas jūs, nes būna, kad aiduoja. Tai čia labai svarbu ir kas tik galite, įsijunkite, prašau, kameras. Ir planuojam užtrukti apie 1,5 valandos, bet priklausys, žinoma, nuo jūsų klausimų, kiek vėliau jų uždavinėsit. Tai trumpai, kaip viskas vyks, dabar su Indre prisistatysim mes, kas esam ir kodėl organizuojam nemokamus webinarus. Webinaro pabaigoje lauks išskirtinė dovana nuo Živilės. Taip pat mes su Indre esam paruošusios dovaną. Ir klausimus visus Živilė atsakys po webinaro ir po dovanos įteikimo. Tai trumpai prisistatysim, mes su Indre jau 5 metus kūrėm bendrai verslus ir susipažinom abi besimokydamos taip pat online. Tai taip užsimezgė mūsų draugystė ir bendrystė. Ir su kolegomis prieš pusę metų įkūrėm dirbtinio intelekto klubą. Tai Tomas Mėčius ir Indrė Ivinskienė, kurie yra tikri dirbtinio intelekto profesionalai, veda įvairiausius mokymus tiek įmonėms, tiek paprastiems žmonėms, kas savo verslus turi, solo verslus, pedagogams ir taip toliau. Tai suvienijom jėgas ir supratom, kad dirbtinis intelektas yra dabar mūsų ateitis ir be jo niekur toliau. Tai taip gimė dirbtinio intelekto klubas ir mūsų nauja bendruomenė, kuri šiai dienai vienyje jau beveik 300 narių. Tai kas tas dirbtinio, čia apie taisyklės jau papasakojom. Tai kaip ir minėjau, webinaro pabaigoje laukia dovana, tai Živilė pasidalins stories Canva šablonais jos darytais, tai manau tikrai kas dirba su socialiniais tinklais, tai tie šablonai labai pravers, kuriant verslą. Ir mes su Indre taip pat turėsim specialų pasiūlymą prisijungti prie dirbtinio intelekto klubo, kur Canvos vien paskaitų nesuskaičiavom, net Indre kiek yra, bet ten turbūt tikrai 15-20 įrašų skirtingų tikrai, manau, galima rasti. Ir kas tas dirbtinio intelekto klubas ir ką mes ten veikiam ir darom, tai kažkaip nenoriu skaidrės taip klausyti. Kas čia dabar yra? Šoko tau į galą visiškai skaidrės. Į pačias paskutinės nušoko. Tai aš dar noriu pasakyti, nes mačiau klausimus, tai šio webinaro įrašas bus, jį galėsit peržiūrėti 3 dienas. Per 3 dienas, o webinaro įrašą rytoj jum asistentė atsiųs nuorodą į įrašą elektroniniu paštu. Tai patikrinkit paštus, gali būti taip, kad kartais nueina į spam ir reklamų skiltis laiškai mūsų, tai pasiekit ir tas skiltis, jeigu nerastumėt paprastai, ir ten bus visas įrašas. Sugrįžai, matau. Kiek laiko truks sutikimas, dar ką tik klausė, tai apie 1,5 valandos galim užtrukti priklausomai nuo to, kokį kiekį klausimų turėsit. Būna dažnai, kad ir ilgiau užtrunka nei 1,5 valandos. Tai tu pratęsi, ar man? Galiu. Tai dirbtinis intelektas atveria galimybės visiems nepriklausomai nuo amžiaus, patirties ir išsilavinimo. Tai daugelis sako, kad tai mūsų ateitis. Taip, dar kartą pakartosiu, turbūt ne visi, daug kas dar vėliau prisijungė, turiu didžiulį prašymą. Išjungkit, prašau, visi mikrofonus, nes tikrai labai būna sudėtinga kalbėti, kaip aiduoja. Gilė, jo, dabar viskas gerai. Super, ačiū. O tu Inga hostas ar ne? Aš. Kad jeigu ką, kad pajunginėt mikrofonus.
Gerai, tai dirbtinio intelekto klube, jeigu nuspręsit pabaigoje prisijungti, jūsų laukia aiškus praktiški mokymai, naujas turinys kiekvieną mėnesį yra pildomas, galimybė rinktis tik jums aktualias temas ir klausimų atsakymų sesijos kiekvieną mėnesį. Tai iš tikrųjų puikia erdvė mokytis, nes mūsų lektoriai praleidžia valandas YouTube kanale ar dar kažkur ieškodami informacijos, kaip pradėti naudoti vieną ar kitą įrankį, testuodami, praktikuodami, o visą informaciją jums atiduoda jau sukramtyta, struktūrizuota ir labai aiškiai žingsnis po žingsnio, ką reikia daryti su kiekvienu įrankiu, labai daug mokymų apie ChatGPT. Ir kada dabar turėjom su Indre vieną grupę, kurie baigė, tai viena moteris pasidalino, kad žinojo ir naudojosi tuo pačiu ChatGPT kaip Google paieška, o dabar tiek išgirdo ir sužinojo, kaip personalizuoti jį, kaip pritaikyti taip, kad būtent pagal jūs ir jums tik naudingą informaciją pateiktų. Tai einam toliau. Živilė, žodis tau ir pradedam mūsų webinarą. Liuks. Sveiki, dar kartelį. Tuoj siunčiu savo requestą, kad galėčiau dalintis skaidrėmis. Taip, gerai. Pas mane 2 ekranai, tai žinokit, vieną akim žvairuosiu ir stebėsiu, kaip jūs jaučiatės ar nemiegat. Tai palinksėkit dabar, ar matosi mano skaidrės? Matosi. Gerai. Živilė, matosi, aš tik tai noriu dar vieną svarbų dalyką, atsiprašau, pasakyti, nes matau visokių klausimų, tai sertifikatai nei po šitų mokymų, nei dirbtinio intelekto klube nėra išduodami. Prašau išjungti mikrofonus ir dar kažką labai svarbaus apie tai norėjau pasakyti. Nes labai daug klausimų buvo ir tiesa, klausimus visus prašau pasilikit kol kas savo, užsirašykit tam popieriaus ar kažkur, nes čiate jie tikėtina, kad labai pasiklys ir dings. Ir pabaigoje Živilė atsakys visus klausimus jum, kiek jūsų ten bus. Ir, čia žinai, aš drąsiai pasakiau visus, tai galim iki 12 nakties, bet į didžiąją dalį klausimų tikrai atsakys. Tai prašau dabar nebeklauskit, nes, galbūt eigoje juos atsakys, o net jie paklys ir paskui sumesit visus į vieną vietą. Tai ačiū, Živilė, viskas, atiduodu žodį tau. Ačiū, Indre. Gerai, tai iš tiesų tą, ką aš pasakosiu apie valandą laiko, tai mes turim omeny, kad tai ne viskas yra, ką apie Canva mes galim sužinoti, išmokti ir panašiai. Tai vienas yra svarbus aspektas. Bus pakankamai intensyvu, bet jūs turėsite įrašą ir nepamirškite, kad tą įrašą jūs galėsite žiūrint pasilėtinti. Tai susipažinkime su manimi, aš esu Živilė Mikalajūnaitė, čia realiai viskas apie mane parašyta, labai nemėgstu skaityti nuo skaidrių, tai tik pridėsiu. Tai prieš tai visada dirbau ofisinius darbus ir aš tiesiog vedama savo svajonės, šalia auginausi veiklą, kol išaugo iki tiek, kad aš jau pradėjau lektoriauti gana intensyviai, jau 2 metus skleidžiu žinią, kaip mokytis būtent Canvos tų visų subtilybių. Tai labai trumpai apie mane, nes mūsų yra užduotis kuo daugiau išmokti ir sužinoti. Kodėl? Kai manęs paklausia, kodėl iš manęs turi žmonės mokytis, tai aš pirmiausiai pasakau tai, kad aš irgi esu solo verslininkė, dar tas verslininkė man dar gana svetimas žodis iš tiesų. Tai aš suprantu, ką reiškia, kai tu esi vienas žmogus ir tu bandai apriepti labai daug sričių, pasidaryti vizualus, kur dar buhalteriniai visokie aspektai ir socialinių ten tikrų ir taip toliau. Ir kad Gilė išsijungtų. Ačiū. Tai pabėgo mintis. Tai aš labai suprantu tos solo verslininkus, nes ir solo verslai dažniausiai susiduria su mažu biudžetu. O įvaldžius Canva ir ją perpratus ir supratus, mes tikrai galime sutaupyti labai daug pinigų. Na ir galiausiai tas yra dalykas, toks man gana svarbus aspektas. Man yra svarbu, kai aš pati iš kažko mokausi ir man labai svarbi
svarbi energija lektoriaus, emocijos, jo visi taikomi pavyzdžiai ir kaip jisai bendrauja su auditorija ir lygiai taip pat, kiek yra jo kompetencijai, kaip jisai iš viso išdėsto tą medžiagą. Tai va, aš labai mėgstu ne tik parodyti techniškai, bet kai liečia tam tikrus mokymus, net paliesti daugiau ir teorinės dalies, nes tikrai yra apie ką dalintis ir kalbėti. Tai va, tai dar tik primenu, kad dovana jūsų lauks iš mano pusės webinaro pabaigoje. Tai, kas galite, tikrai skatinu pabūti iki galo. O dabar, ką mes išmoksime? Labai trumpai. Tai pakalbėsime pagrindę apie dirbtinį intelektą. Taip, nes mūsų šiandienos būtent tema yra dirbtinis intelektas ir mes tikrai nekalbėsime, kaip įvaldyti tą Canvą ir panašiai. Visus žingsnelius tokius, kaip aš sakau, basic, pradžiamokslius ir dar daugiau prisijungę prie dirbtinio intelekto klubo, jūs gausite dar daugiau tos informacijos. Tai va, tai labai trumpai, kas yra Canva. Viskas čia parašyta, bet aš tiesiog noriu pridėti tai, kad Canva mes turim suvokti, kad tai nėra tik tai socialiniams tinklams, įrašai visokie ir panašiai, bet ir tai, ką mes galime spausdinti, PDF visokie sukurti projektai, taip pat mes galime kurtis vizualus tokius, kur po to tas reklamas, pavyzdžiui, klijuoja Vilniuje ant autobusų, nes yra ir tokių sukurtų per Canva, žinau, iš klientų. Tai tikrai su Canva galimybės dirbant yra pakankamai plačios. Ir Canva galima priskirti tokią grafikos dizaino programą, lyginant su kitom, gana paprasta. Tikrai, tai įvaldymas jos nėra tikrai kažkoks per daug sudėtingas, bet kad praktikos reikia pradžioje, tai yra faktas. Tai va, tai ką galima su Canvos dirbtiniu intelektu padaryti? Aišku, dar čia punktų turėtų būti daug daugiau, bet kadangi mūsų laikas ribotas, norisi apčiuopti tuos, kurie tikrai verti dėmesio. Tai va čia skliausteliuose aš viską dabar rodysiu praktiškai per kiekvieną punktelį, bet po to manau, kad aš galėsiu ir pasidalinti skaidrėmis, kažkaip jos ten nukeliaus pas jūs, mes jau ten susikomunikuosime su koordinatoriais, bet skliausteliuose aš parašiau tokią kaip navigaciją, kur rasti šiuos būtent funkcionalumus. Tai pirmiausia, vizualų generavimas. Taip, mes per Canva iš tiesų galime rasti bet kiek labai didelį srautą įvairiausių šablonų ir pagal kuriuos mes darome vizualus, taip, bet mes taip pat tuos vizualus galime jau kurti su dirbtiniu intelektu. Ir kaip taip daryti? Tai mums pirmiausia reikia to vadinamo prompto, užklausos, dizaino. Dabar parodysiu pavyzdį, ši užklausa tokia paprasta, galima taip pasakyti. Kuo detaliau jūs parašysite tas užklausas, tuo jums Canvos dirbtinis intelektas veiks geriau. Aišku, rekomendacija, jeigu stringate su užklausom, nes dažniausiai taip ir būna, jau tada mes pasitelkiam ChatGPT ir paprašom, kad jisai mums parašytų užklausą, kuri būtent skirta būtų Canvos vizualų generavimui, ne? Tai va, tai mes pasiimam bet kokį tiesiog projektą, aš tiesiog atsidarysiu jį šalia savo skaidrių ir pasiėmiau Instagram posto įrašo dydį. Ir atsidarius projektą praktiškai bet kokį, mes design aplankale, štai šitam pirmam kairėje pusėje esančiose aplankaluose, štai čia mes turim paieškos laukelį. Šiame paieškos laukelėje mes, aišku, ieškom, kai mes norim tam tikrus šablonus rasti, pagal raktinius žodžius galima filtruotis ir panašiai. Ir šioje vietoje, toje pačioje, mes galime parašyti savo vadinamą tą promptą. Ir dabar, ką aš rodysiu pavyzdį, kadangi Canva kiekvieną kartą pagal pavyzdį generuoja skirtingai, bet dažniausiai jisai tikrai gerai sugeneruoja, aš specialiai parašiau šią užklausą lietuvių kalba, nes noriu parodyti, kaip tai veikia. Tai tikiuosi, kad dabar manęs bus geras pavyzdys. Aš parašau užklausą, jeigu reikia, aš galiu nuotraukas pridėti, čia jau pasmalsavimui kiekvienam spaudžiu rodiklėlę ir generuoti dizainą. Ir laukiu, kol Canva man sukurs vizualą pagal mano vadinamą promptą. Aš tiesiog parašiau minimalistinio stiliaus
estetiškas dizainas su užrašu, natūrali kosmetika. Ir truputėlį luktelsim, kaip jisai suveiks, nes kiekvieną kartą vėlgi skirtingai ir aš spusteliu ant šio maketo ir jisai štai čia atsiranda. Tai va, tai turim tikrai minimalistinį dizainą, iš karto rašo natūrali kosmetika, to, ko ir prašiau, dar pats pridėjau, kad grožis iš gamtos, net labai geras dabar pavyzdys, toksai irgi. Jeigu mes rašome tekstą, tai šiuo atveju niekada mes nepaliekame vieno žodelio, užmutinkite, ačiū, vieno žodelio po dvitaškio vieno. Ta prasme, mes geriau paspaudžiam Enter ir kad jisai eitų iš naujos eilutės, nes taip tiesiog antraštės ir kiti tekstai atrodo daug patraukliau ir lengviau skaityti mūsų akiai. Tai va, tai jisai sukūrė tikrai labai greitai tokį vizualą, ne? Tai mums nebūtinai reikia tų šablonų, mes galime pasižaisti su dirbtiniu intelektu ir jisai mums paruošia. Mes galime po to, priklausomai nuo dizaino, kokį dirbtinis intelektas sukuria, bet mes galime judinti tam tikrus elementus, toliau šitoj baltoj įrankių juostoj, kur matom spalvą, koreguoti, jeigu mes norime. Ir irgi nepamirškite, kai mes pasižymim kokį objektą, pasirenkam kokią, pavyzdžiui, spalvytę, užmeskite akį štai čia apačioj, nes čia rašo, ar iš šitos spalvos visur keičiam į šitą. Taip, aš sakau change all ir viską pakeičia. Jis ne tik suprato, kad šiuos grafikos elementus reikia pakeisti, bet net ir čia tokį rėmelį. Tai nes jisai prieš tai buvo kitos spalvos. Tai aišku, truputėlį dar pasikoreguojam, pasikeliam tam tikrus elementus ir čia truputėlį, kad nebūtų per daug tekstas kažkur, kaip aš sakau, apačioj, arba neužkeltas per daug į viršų, kaip nedausose. Tai ir po to, jeigu mums reikia atsinaujinti kažkokią nuotrauką, tai mes elemento aplankale galima pasirašyti pagal raktinį žodį, ką mes norime užkeisti, arba per uploads skiltį, kur yra mūsų įkeltos nuotraukos, ten video ir panašiai, įsikelti norimą nuotrauką, štai taip tiesiog paėmus, tempiant ir ta nuotraukytė užsikeičia. Tai vienas iš punktų, ką mes galim padaryti su dirbtiniu intelektu. Tai mes vizualus generuojam taip, jeigu tikrai norim prasitestuoti ir panašiai. Galim vaizdus generuoti. Vaizdus mes generuojame Canvas AI aplankalas. Jį mes randame, kur yra nameliukas. Nameliukas, tai mes žinom, kad tai yra, arba sužinosite per praktiką, kad nameliukas tai yra mūsų darbalaukis realiai. Ir tas darbalaukis atrodo štai taip ir susideda iš štai čia esančio aplankalų. Tai tas aplankalas, kurį dabar aš paspaudžiusi, su jame Canva AI. Tai kai mes esam šitame aplankale, čia yra dirbtinio intelekto aplankalas. Jame mes rašome įvairiausius savo norus ir pageidavimus. Taip, ir štai čia mes apačioj matom tokius tokią kaip špargalkę, galime taip pasakyti, ką mes su šitu dirbtinio intelekto aplankalu mes galime sukurti, kad mes ir video čia galim generuoti, taip pat tuos dizainus, ką mes jau darėm prieš tai, kodavimas ir taip toliau, ir taip toliau. Bet kalbant apie vaizdus, mes užeiname su pelyte ant paieškos laukelio ir užeiname į image. Mes jau dabar filtruojame detaliau, ką mes norime sukurti su dirbtiniu intelektu. Tai jeigu mums reikia iš karto, nusistatome stilių, koks mums yra reikiamas, jeigu nereikia, mes galime nieko nenusistatyti ir mums yra svarbu dydį iš karto pasirinkti mūsų projekto. Tai dažniausiai, jeigu, tarkim, bus mūsų, tarkim, Instagramo postas vadinamas, tai mums šiuo atveju dydis labai geras būtų net tas ant vieno toksai stačiakampis. Ir viskas. Ir mes štai čia galime rašyti tai, ko mes norime. Galime per pliusiuką pridėti kažkokią nuotrauką ir paprašyti, ką su tuo padaryti.
Tai va, pavyzdžiui, iš pavyzdžių buvo tokia užklausa: palik tik vieną dubenėlį ir šalia padėk maisto. O nuotrauką, vat, neturiu, kokia buvo pati pirma ta nuotrauka, bet buvo tiesiog paimtas pavyzdys iš Pinteresto ir buvo sudėti 2 dubenėliai ir ten maisto jokio nebuvo. Ir tiesiog paeksperimentuoti, va taip buvo užduota užklausa ir taip dirbtinis intelektas suveikė. Toliau, pavyzdžiui, buvo užklausa, čia yra labai patogu įvairiems, pavyzdžiui, kurie kažkokius produktus pardavinėja, ne? Į šį krepšį sodink šuniuką, kad jis sėdėtų viduje šio krepšio ir šio krepšio nekeisk pačio. Specialiai, kad tokius pavyzdžius paruošiu. Čia net yra realiai lietuviškai rašant stiliaus klaidų. Na, labai taip padrikai parašyta. Bet dirbtinis intelektas tikrai neblogai suveikia. Ir kai mums sugeneruoja tokio tipo nuotraukas, mes tada galime jas atsisiųsti, ne, į kompiuterį, į telefoną, arba paspaudžius 3 taškelius irgi nepatingėti įvertinti rezultatą tam, kad dirbtinis intelektas mokytųsi geriau, arba tiesiog nusikopijuoti, ne, paveiksliuką, atsinešti jį, pavyzdžiui, į projektą, įsiklijuoti. Aš klijuoju jau su Ctrl+V klaviatūra, tai tas pats, arba dešinį pelės klavišą būčiau paspaudus ir tiesiog paste. Ir mes turim šitą nuotraukytę, tai galim ją užkeisti, arba jau kai tokio tipo, tarkim, nuotrauka mums yra sugeneruota, ją pažymėjus baltoj įrankių juostoje mes galim susirasti background remover ir pašalina labai gražiai būtent tą baltą foną uždėtą. Tai ir štai tai mes galim pasikomponuoti. Gal čia būtų, nežinau, pavyzdžiui, kosmetika, galbūt šuniuko kažkokia, ten šampūnai kokie ir panašiai. Na, čia tiesiog jau pagal temą. Tai mes galime ir tai padaryti. Toliau tekstų rašymas. Tai irgi labai įdomus įrankis, ką Canva mums gali padėti sukurti. Tai mes paspaudžiame ant teksto, ar bet kokio teksto. Galima čia iš tiesų, pavyzdžiui, spausti, bet čia, kad geriau matytųsi, aukščiau. Ir aš susirandu, pažymėjus tekstą, susirandu pieštuką tokį, kuris ant jo rašo, kad tai yra Magic Write. Aš ant jos spusteliu ir pasirenku Transform Text. Ir čia, pavyzdžiui, rašau: parašyk 5 priežastis, kodėl verta naudoti natūralią kosmetiką. Enter. Ir jisai surašo būtent lietuvių kalba mums tekstą. Tai aišku, mes visada galim pasibandyti tai, ką ir Canva siūlo, ir tai, ką ir aišku, tas pats ChatGPT siūlo. Bet mes turime žinoti, kad Canva irgi šitą įrankį turi ir mes jį galime naudoti. Tai mes galim toliau šį tekstą nusikopijuoti, štai čia paspaudus, arba užkeisti į šitą tekstą, antraštę, replace. Kai mes nusikopijuojam tekstą, tada galim tiesiog prisidėti puslapėlį ir jį čia įmesti. Įmesti iš karto, tarkim, pasimažinam tą šriftą greitai ir spalvą užsidedu, tarkim, kad matytųsi. Aišku, dar atsirinkti reikėtų šriftą, jau čia jisai kaip pagrindinis tekstas tikrai negalėtų būti. Toliau mes prisidedame kitus puslapius. O čia užeinam, pažymim, pavyzdžiui, pirmą dalį, tokią kaip pirmą pastraipą, Ctrl+C, nueinu į kitą maketą, ten, kur jau viską maketuoju, Ctrl+V ir visa kita. Labai svarbus aspektas, ką čia aš irgi matau, jeigu kažko, čia ne kabutės, tokie žvaigždutės tokios uždėtos, bet į tą mintį, jeigu jūs komunikuojate socialiniuose tinkluose lietuvių kalba, tai nepamirškite, kad mes turime lietuviškas kabutės ir naudokite jas, nes labai dažnai matau, kad vis tiek mes rašom lietuviškai, bet kažkodėl mėgstam angliškas kabutės dėti ir abi palikti viršuje. Tai čia toksai palaikant tą profesionalumą, ir mūsų tos kalbos skyrybos ženklus, tie, kurie turi būti. Tai teksto rašymas. Brand kitas.
Apie brand kitą, jo sudėliojimą, tai iš viso yra atskiras dalykas ir daug giliau galim kalbėti, bet tas brand kitas, kai mes jį susidedame, jis mums labai pasitarnauja. Kas yra tas brand kitas? Tai yra mūsų prekinio ženklo rinkinys sudėtas į vieną vietą. Ir Canvoje tas rinkinys atsiduria, kur yra numeliukas, mūsų tas darbalaukis vadinamas, brand aplankale. Kai mes matom karūną, tai ta karūna reiškia, kad tas funkcionalumas, ta nuotrauka, tas šablonas, kur Canvoje atsivaizduoja tą karūną, reiškia mokamoji versijoje. Tai čia mes susipildome informaciją savo prekinio ženklo, kai jį esame jau išsigryninę. Tam, kad mes jį išsigrynintume, mums pirmiausia reikia pasiruošti kokius nors vizualus ir panašiai, susidėlioti tenais spalvas, pasidėlioti ir tada tik tai, kai mes ten jau padarom projektuose savo vadinamus namų darbus, tada mes galim čia ateiti ir viską susidėti. Kodėl nepradėti nuo čia? Jeigu jau turit logotipą, pavyzdžiui, sukurtą, tai jūs galite čia įsikelti iš karto, viskas su tuo tvarkoja, bet, pavyzdžiui, kai jūs dėsite čia spalvas, jūs tiesiog matysite, kaip tiesiog kažkokią spalvą pridėti, bet jūs nematysit, kaip jinai atrodo jūsų vizuale, jūsų projekte. Analogiškai yra su šriftais. Čia irgi mes kairiai pusėje matome tą patį, ką mes matėme, čia aš sugrįžau, paspaudžiau tą aplankalą, štai čia. Mes tą pačią informaciją čia atvaizduotą matom. Tai mes, kai įeinam į šriftus, tai mes nematom, kaip tas šriftas iš tiesų rašo, o mums yra svarbu šriftą renkantis, kad tas šriftas būtų įskaitomas ir visas nuskaitytų lietuviškas raidės. Tai mes turime, reiškia, ant kažkokių vizualų tai pasipraktikuoti, kad matytų. Po to čia mes ateinam ir susidedam. Kai mes susidedam čia savo informaciją, čia jau po to, jeigu norite tuos brand voice'us susidėti, nuotraukas prisidėti, grafikos elementus ir taip toliau, kai mes čia susidedam informaciją, realiai susidedam ir pamirštam, kad jinai čia yra. Nes mes, kai jau kūrėm projektus, turiu omeny šitą darbinę aplankalą, nepriklausomai kokio dydžio, tas projektas, mes tuomet matome, kur yra mūsų labai daug įvairių aplankaliukų, tą patį aplankalą štai čia brand. Ir kai mes ant jo paspaudžiame, mums po ranka iš karto atsidaro. Ir jeigu aš esu, pavyzdžiui, susidėjus, čia baltas, logotipus savo, tai aš iš karto po ranka viską galiu čia susidėti. Tai ko man reikia? Kitas yra svarbus aspektas, pasimsiu tiesiog kitą pavyzdį dėl spalvų, nes ten gražiau jas padėlioja, nes ten buvo prieš tai mano brand kitas, mano prekinio ženklo ten, kadangi yra tų akcentinių spalvų tokių uždėtų, kartais jisai taip nepageneruoja taip, kaip aš pati norėčiau. Bet čia labai tikrai toks specifinis dalykas, kaip sakant, pagal stilių. Tai lygiai taip pat, aš esu pavyzdį paėmus kitą identitetą ir sudėjus buvau spalvas. Tai čia, kai užeinu iš šį aplankalą, prie spalvų, štai čia man rašo shuffle. Ir aš jeigu paspaudžiu, ir dar kartą spaudžiu, ir dar kartą spaudžiu, aš matau, kaip šitas spalvas esančias pats dirbtinis intelektas derino tarpusavį ir siūlo man variacijas. Pavyzdžiui, man patiko šis. Ir aš tada paspaudžiu Apply to all pages. Viskas. Paspaudžiu. Šitas apačioj esantis mygtukas dešiniam kampe, Grid View, paspaudus atitolina mano projekto vaizdą, kad aš matau, kiek čia tų puslapių yra ir panašiai. Tai ir jisai net keletą puslapiukų pakeitė spalvas į kitas, visai smagi idėja kartais, nes žmonės kartais žiūri tas skaidrės ir po to tarsi užmiega, tai kažkokią naują foną pamato, tai vėl tarsi toks prabudimas įvyksta. Tai dirbtinis intelektas, tas brand, būtent aplankalas mums irgi labai padeda puikiai vos keliais paspaudimais pakeisti mūsų projekte spalvas ir dar kitus dalykus, apie kuriuos netrukus irgi pakalbėsim. Tada prezentacijų kūrimas. Taip, mes Canvos tam pačiam, kur yra čia, rašau Canva AI, tam pačiame aplankale
paieškos šiame laukelyje mes galime iš karto rašyti vadinamą promptą, paspausti Enter ir jisai mums generuoja. Aš dabar į mūsų šį čatuką greitai parašysiu promptą, kurį buvau parašius. Aš parašiau štai tokį promptą ir man sukūrė būtent šitas prezentacijas. Šitą prezentaciją, kuri susidaro iš 12 puslapių, vos keliais tais pageidavimais mano. Aš jeigu norėčiau, tai aš galėčiau dar jam detaliau parašyti temas, tekstus, spalvinę gamą konkrečių, nes jis man ten pateikė daugiau visokių tų stilių. Aš išsirinkau šį, kuris man patiko. Ir jisai lietuvių kalba man parašė skaidres. Jeigu mes lyginsime Canvos šią funkciją su Gamma, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto kita platforma, tai truputėlį, sakyčiau, šiai dienai Gamma veikia geriau, bet, duokim tikrai laiko tai Canvai, nes jinai labai sparčiai patobulėjo, realiai galėčiau sakyti, nuo praeitų metų tik tai. Tai gana tikrai šviežiai. Jinai vis naujinasi ir aš matau labai daug tame perspektyvų. Taip, tai todėl verta tikrai ją kuo greičiau pradėti mokytis ir prie jo pratintis. Tai ir turim realiai skaidrės ir pasikoreguojam, ko mums reikia, nuotraukas prisidedam ir panašiai. Nes aš ir matau, kad net ir nuotraukos gana tokios sukurtos, pasitelkiant irgi būtent dirbtinį intelektą. Tai būtinai, irgi jeigu komunikuojam lietuviškas kabutės, čia reikėtų tikrai pasitvarkyti, jeigu reikia irgi visus tuos tekstus. Kalbant apie tekstus, kai pažymiu visus elementus, tai aš pažymiu visus elementus, einu tiesiog į šoną ir su pelytės, kairiu klavišą pelytės laikau, tempiu, žymeklį atleidžiu. Ir žiūrėkit, kai aš pradedu judinti tekstą, arba grafikos elementą iš tiesų, arba kokią nuotrauką, nesvarbu. Atsiranda toksai rožinis rėmelis. Rožinis rėmelis šis atsiranda visuose maketuose, nepriklausomai kokį dydį mes projekto pasirenkam, jis mums sufleruoja, neužeik už šitų linijų į išorę, nes tai gali būti ta zona, kur gali tekstas nesimatyti. Tai truputėlį reikėtų tada prabėgti per tas skaidres, susižiūrėti tuos tekstus, nuotraukytės, kad kažkur šiek tiek pakoreguoti, pastumdyti, kad tikrai viskas matytųsi, kaip mes prezentuojam. Tai Bet mes, kai dirbame su dirbtiniu intelektu ir mes paliesim vėl irgi jį, bet mums yra labai svarbu taupyti laiką ir dirbti efektyviai su Canva, nes su Canva labai lengva tiesiog laikė pasiklysti, kaip aš sakau. Tai keletą tų funkcijų, kurios padeda mano kasdienybėje atlikti darbus greičiau. Tidy up funkcija. Ir dubliavimas, dubliavimas ir tidy up funkcija yra realiai apie tą patį, tik mes galime tai padaryti dviejais skirtingais būdais. Pavyzdžiui, aš matau, kad čia sugrupuota, greit atsigrupuosiu, pasižymiu tekstą ir, tarkim, jį pasidubliuoju, čia kažką parašau kitą kažkokį tekstą, vėl jį čia pasidubliuoju, čia kažkur numetu, čia dar pasidubliuoju, nes taip mes taupom laiko, dubliuojam elementus, mes tikrai neinam, parašėm tekstą, einam tada vėl čia tekstą rašyti ir imam iš naujo tekstą ir rašom. Tikrai mes nevargstam. Mes jau parašėm tekstą, žinom savo tą šriftą, paimam, padubliuojam, galiu bet kaip jį čia sudėlio, dabar čia buvo tarsi mano minčių lietus. Ir aš susimečiau taip tekstą. Gerai, susimečiau tekstą, čia dar padarysiu, kad būtų vienoje eilutėje tekstas, taip, žymeklis neklauso manęs, kad tiesiog vienoje eilutėje būtų tekstas, kad aiškiau parodyti. Tada nueinu aš vėl į tuščią kažkur vietą ir žymiu elementus. Laikau kairį pelės klavišą, pažymiu, atleidžiu pelę. 3 taškeliai
Tai yra lygiai tas pats, kas aš su pele spausčiau dešinį pelės klavišą. Spaudžiu dešinį pelės klavišą. Taip, kol aš čia papasakojau, nusišoka man dešinį pelės klavišą. Ir tada susirandu Space Evently, Tidy Up. Ir va, įvyksta tokia magija, kuri automatiškai sutvarko tarpus tarp tekstų. Nes man tikrai nereikia vargti. Dabar čia viską paimti, va taip, lygiuotis, žiūrėti tuos visus atstumus. Čia yra vargo vakarienė. O mes sužymim, taip, dešinės pelės klavišas, Space Evently, Tidy Up ir viskas gražiai susilygiuoja. Ta pati funkcija, ne? Kitas kampas, kitas aspektas, pavyzdžiui, turim kokį nors grafikos elementą. Nu, bet, tarkim, tokį pasirinku. Jį sumažinu. Dabar, ką rodysiu, su grafikos elementu, tas pats yra su tekstu, identiškai. Tiesiog, kad įdomiau parodyti per kitą objektą. Ir aš pasidedu, tarkim, šitą piną vadinamą, na štai čia, tarkim. Čia svarbiausia su pelytė niekur nesimaskatuoti. Aš įdėjau jį į vietą, kaip sakant. Tada su pelytė paspaudžiau duplicate ir daugiau nespaudžiu niekur su pelytė. Aš tiesiog užeinu čia su pele ir tada va čia tempiu, jau paspaudžiau, tempiu ir jam nurodau, kad va čia noriu, kad tas antras būtų. Va čia va kažkur jisai būtų. Atleidžiu pelę, dar nieko nespaudžiu, sugrįžtu štai čia, spaudžiu duplicate. Spusteliu, 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 spusteliu. Ką reiškia? Aš įdėjau, čia tekstas truputėlį pasivažiavęs, aš įdėjau jį į vietą, į šitą vietą ir ties kitu jisai man nudubliavo tuos atstumus. Tai va, tai kurią funkciją norite naudoti, tą ir pasirinkite. Žymėjimas objektų vienu metu, tai va čia tas yra dalykas, jeigu aš noriu, pavyzdžiui, truputėlį kažką kilstelti, ne, aš einu į tuščią vietą, žymiu ir tada kilnoju. Niekada po vieną elementą mes nekilnojame, nes mes taip taupome laiką. Jeigu nori kažkur sugrįžti savo žingsnius, tai aš spaudžiu back mygtuką. Tai va, tai tas žymėjimas objektų vienu metu, grupavimas. Dubliavimas, tai jau praėjau. Grupavimas. Grupavimas labai svarbus tuomet, kai mes irgi norim sugrupuoti elementus, kad tai būtų kaip vienas vienetas. Ne kaip atskiri elementai, o kaip vienas vienetas ir mes tą vieną vienetą galime judinti. Pavyzdžiui, turim štai čia, tarkim, tekstą, o tokį maketą, turim tekstą ir aš noriu dabar tą about me, tarkim, nes čia vat atskiras elementas yra, nes aš kaip pažymiu, tai vat, jisai pasižymi tiek, tai yra vienas elementas. Jeigu aš užeinu ant šio teksto, čia yra jau antras elementas. Čia užeinu trečias jau elementas yra ir panašiai. Tai aš einu į šoną, pažymiu šiuos du elementus. Pasižymėjo šis tekstas ir šis tekstas. Ir tada vat atsiranda toksai grupė. Aš sugrupuoju, tai va, ir tada reiškia, jis yra vienas vienetas. Ir aš galiu, kartais tiesiog yra taip patogiau valdyti, galiu va tada jį judinti, mažinti, iš šonus lygiuoti kažkaip ir panašiai, kaip jau, ką mes jau norime su tuo tekstu daryti, darome. Bet tas vat grupavimas būtent sužymime elementus ir pats tiesiog atsiranda tas pasirinkimas. Ir jeigu mes norime atgrupuoti, mes tiesiog pasižymim tą vietą ir spaudžiam ant grupų. Mes grupuoti galim viskas, ir nuotraukas, ir kitus grafikos elementus, nebūtinai tekstą. Tai va, dėl to grupavimo. Tada užrakinimas. Ką duoda užrakinimas? Užrakinimas mums duoda tą, kad užrakinam objektą toj vietoje ir jisai nejuda. Tai va, ir mes užrakinti galime kiekvieną objektą, grafikos elementą, nuotraukytę, tekstą, galim rakinti kiekvieną atskirai, jeigu jie yra kaip atskiri elementai, ne? Arba mes galime rakinti puslapį. Nes pas mane dažnai studentai sako, nu vat ką tik leido daryti, ten viską kurti, užeinu jau nieko negaliu, sako, savo projektą daryti.
Aš užeinu į jų projektą ir aš žiūriu, kad tiesiog paspaudė kažkuriuo metu, kad užrakino puslapį. Atrakinu puslapį ir viskas magija įvyksta, kad viską ten gali koreguoti. Tai puslapių atrakinimą mes galime matyti, vat, šitoje apačioje dešiniai pusiai matom pages, puslapiai. Spustelnam ant jų, žiūrėkit, toks atvaizdavimas, ne, jeigu dar kartą spausiu, bus štai toks. Truputėlį yra tų skirtumų. Tai kai yra va toks atvaizdavimas, mes matom puslapiuką, va, pavadinimą galim pasirašyti, pasiliepti puslapį ir va tą spynelę. Kai mes randam spynelę, reiškia, galim užrakinti, tai va užrakinau. Tas užrakinimas labai pasitarnauja tuomet, jeigu mes pasidalinam projektu su kitais žmonėmis ir jisai ateina ir jam kažkur, tarkim, ne pirmą puslapį jam reikia koreguoti, ar antrą, trečią ir panašiai. Ir jeigu jisai nėra dar taip įgūdęs, tai jis man gali čia pridaryti kažko ir išsaugos jo paskutinius veiksmus, nes ten automatiškai išsaugo viską. Nu tai aš nenoriu, kad mano ten kažką pridarytų, o ne kitas žmogus, tai mes galime taip apsisaugoti, užsirakinti. Ir taip pat po to spaudžiam tol, kol matom spynelę atrakinti, reiškia, mes atrakinam. Tai va. Ir tas taip pat užrakinimas dar duoda tokį momentą, parodysiu, šitą merginą į priekį atsivedam. Taip, žiūrėkit, jeigu aš užrakinu, pavyzdžiui, šį tekstą, va, pažymėjau ir jį užrakinu. Pasidarau tuščią puslapėlį ir aš taupau laiką. Man reikia tokio maketo, tik tai, kad man nereikia šito teksto. Tai aš jį užrakinau, pažymiu su pele visus objektus, spaudžiu su klaviatūra Ctrl+C, nes mano kairė ranka, nes aš dešinė rankė, mano kairė ranka visada Ctrl+C, Ctrl+V. Tai nu čia, Ctrl+V ir va kas įvyksta. Jį man nukopijavau visus tuos elementus ir man čia įsiklijavo, bet be va šito teksto, dėl to, kad aš jį užrakinau. Tai va, jei norėčiau, aš vėl jį pažymiu ir spaudau, kol atsirakina man tą spynelę. Tai va taip veikia tas užrakinimas, atrakinimas. Sluoksniavimas. Labai svarbus momentas. Kai mes turime, čia buvo pavyzdys, kaip aš radau Canvoj tą šabloną. Ir nes klausia dažnai, kaip tą tekstą padaryti už žmogaus. Ne? Tai čia tada prasideda sluoksniavimas. Arba tas pats principas, pavyzdžiui, norėjau, tarkim, šitam maketui padaryti tokį patamsinimą. Ir va čia pasitarnauja tas pats vadinamas sluoksniavimas. Tai va, tai ką aš čia padariau? Aš nusikopijavau šį projektą, taip, paduplikavau dabar, nuėjau į Elements skiltį, pasiėmiau shapes, kur yra figūros visokios ir pasiėmiau bet kokią figūrą, bet tiesiog, kadangi čia mano toks dydis, tai aš pasiimu šį būtent. Va, padidinu ir kadangi jis yra pažymėtas, va, šitas tas mano kvadračiukas, šitas tamsus, aš šitoj baltoj įrankių juostoj susirandu transparency. Skaidrumas. Ir šiek tiek galiu jį koreguoti, kiek aš noriu. Ir tarkim, palieku jį taip. Gerai. Tai, bet dabar mes matom, kad ta mergina, tie visi tekstai yra už šito objekto. Tai sluoksniavimą mes visada galime rasti, kai mes paspaudžiame dešinį pelės klavišą. Taip, truputėlį strigalioja. Ir matom štai čia layers. Bet čia man yra nepatogu matyti. Tai aš galiu tada įsikviesti čia, show layers, bet čia tada gaunasi taip. Vienas klikas dešiniais pelės klavišas, tada čia ateinu, čia antras klikas. Tai lygiai tą patį mes galime šitus žingsnius rasti taip. Pažymim objektą, šitoj baltoj įrankių juostoj susirandam positions. Spaudžiam positions, dažniausiai jūs nuves štai čia. Tai vienas klikas ir antras klikas mes einam būtent čia. Tai būdai tie patys žingsniai irgi atstumu per 2 klikus vadinamus. Tai kaip kam patogiau valdyti. Ir tada mes matome šio puslapio sluoksnius. Tai tada man reikia, kad ta mergina būtų arčiau, tai yra pirmiau negu tas mano objektas. Tai aš tiesiog paimu su pele
kairių klavišų, pažymiu, laikau ir tempiu. Užkeliu, ne? Ir tada vat, galiu irgi koreguoti, kaip aš noriu. Šis sluoksniavimas dar labai pasitarnauja, kai mes, pavyzdžiui, žiūrėkit, aš negaliu to teksto pažymėti niekaip. Kodėl aš negaliu? Nes man va tas patamsinimas man trukdo pažymėti va tą tekstą būtent. Tai irgi pasitarnauja positions, užeinam per čia ir va jis yra pažymėtas. Ir mes tada jį galim irgi atsivesti ir koreguotis tekstą, kaip mes norim. Tai va, tas sluoksniavimas labai daug kur būtent pasitarnauja ir mums padeda susigaudyti vizualuose, nes kartais mes galim paimti dizainus iš Canvos, tai, ką jie siūlo ir nesuprasti, kas tam padaryta, tai vat, pasižiūrim to sluoksniavimą ir mes iš karto matom, kokie objektai uždėti. Nes kartais būna tokių vat, šablonų, kur, tarkim, vat, būtų vat, toks šablonas, ir ant jo dar būtų viršaus uždėtas toksai šešėlis. Ir aš galvočiau, kad tai yra kaip fonas, nors iš tiesų tai yra kaip kitas objektas uždėtas ant mano viso šito projekto. Tai vat susigaudyti mes galime per positions. Labai lengvai. Toliau šriftų keitimas vienu paspaudimu ir spalvų keitimas vienu paspaudimu. Tai čia svarbiausias yra momentas, labai pasitarnauja skaidrėse ir tuose projektuose, kur atsikartoja spalvos, ne? Ir tai, tarkim, fonas ir panašiai ir atsikartoja, jeigu tekstą keičiam, ne? Tai tas šriftas turi būti visur vienodas ir kitose puslapiuose. Tai va, pavyzdys teksto. Pasižymiu tekstą, atgrupuoju, nes kadangi čia buvo kaip vienas vienetas, tai tada nesuveiks taip gerai. Aš pažymiu šį tekstą, einu į šitą baltą įrankių juostą, kur yra mandras pavadinimas, tai reiškia, ten šriftai slepiasi. Ir tarkim, persigalvojau, noriu štai tokį. Taip, dar pabandysiu atrasti, kad sutilptų viskas. Ir čia rašo, iš šito šrifto nori, kad visi būtų į šitą. Taip, sakau, change all, viskas mano visam projekte pakeitė tą šriftą į kitą. Tai su spalvom analogiškai. Dėliojau, persigalvojau. Noriu kitos spalvos. Pažymiu foną, nes aš jį koreguosiu. Į spalvos, kur matom spalvytę. Ir, tarkim, norėsiu vis tik, tarkim, tokios. Sako, iš šitos spalvos į šitą. Taip, noriu, kad keist. Viskas. Atitraukiu vaizdą ir ten, kur ta spalva buvo, iš karto pasikoregavo. Tai kažką norisi primutinti, nematau, kas ten šmežuoja. Toliau populiariausi dar funkcionalumai. Magic Studio. Tai realiai vienoje vietoje visi šie funkcionalumai yra, jau stebiu laiką, mano neįsim labai detaliai, bet nori tam tikrus akcentus parodyti, kur tai rasti, o čia viskas realiai aprašyta pasmalsavimui patiems. Bet čia yra svarbiausia kažkokiam projekte pažymėti nuotrauką, kokią mes norime, ne? Ir kai mes pažymime nuotrauką, va šitoj įrankių juostui susirandame edit. Paspaudžiame edit, va čia va ta Magic Studio, kur va čia va yra parašyta, mes matome šitos visus funkcionalumus. Čia dar nepridėta funkcija, kuri yra, štai čia pavažiavus su rodiklėlė į image to video. Tai va, bet viskas čia. Dabar tai, niuansai. BG Remover, fono šalinimas, tai yra ši funkcija lygu šitai funkcijai, kur yra šitoj įrankių juostai. Dėl to, kad tai yra labai naudinga, dažniausiai naudojama funkcija, tai ją tiesiog po ranka čia ir įdėjo patys Canva kūrėjai. Toliau, fono kūrimas. Va čia yra pavyzdys. Aš paėmiau grafikos elementą iš Canvos ir jam sukūriau su tuo funkcionalumu štai tokį foną. Turim kažkokį produktą, ne, mes galim jį įdėti į kažkokį foną, ne, jam sukurti. Magic Eraser. Reiškia, mes, tarkim, pažymime vietą, kur mes norėtumėm, kad ją išimtų. Tai arba galima su brush su pelyte pavažiuojant žymėti,
Aišku, labai tada svarbu, kuo tiksliau pažymėti, arba su klikais ten taip jau apvedžioja, tarsi dirbtinis intelektas randa tos objektus ir spaudžia, tarkim, erase. Ir ištrina objektą. Labai pasitarnauja, net ir paprastose nuotraukose. Aš nusifotografavau senamiestį ir nepastebėjau, kad grafitis ant sienos kažkoks tenais nekoks. Tai va, įsikeliu į Canva nuotrauką ir su Magic Eraser pasikoreguoju ir viską ten pakankamai tikrai neblogai veikia šitas funkcionalumas. Toliau va, labai smagus Magic Grab ir Grab Text. Labai panašios funkcijos, tik tai va, Magic Grab mes imam kažkokį objektą, o Grab Text tai reiškia tekstą mes imam. Tai irgi analogiškai Magic Grab, jeigu va, yra tas klik, mes galim va, pasirinkti, kad, tarkim, tik telefoniuką pabandyti, kad ištrauktų, arba vat, kartu 2 objektus pažymėjau su pele ir spaudžiu Grab. Ir jisai man dabar turi ištraukti iš šios nuotraukos šitus vat, elementus būtent. Va. Kažko neradau per elementų ten skilti, aš galiu iš nuotraukos ištraukti, ko man reikia. Ne? Labai patogi funkcija vat, prisitaikyti. Liuks, ta prasme. Aišku, mes va, tokių objektų niekada nededam, va, taip kaip aš sakau, dausose. Ne, jeigu atrodo, kad kišo ranka iš kažkur, tai tada jau daug smagiau tas elementas, kai jis būna vat, tarsi iš šono, ateina. Labai svarbus momentas. Tai va, o Grab Text, žiūrėkit, ištraukiau šį vizualą iš Pinteresto. Nu, vat, pamačiau Pinterestą ir man labai patiko šriftas. Ir galvoju, nu, vat, ištrauksiu šitą šriftą. Tai taip ir padariau su Grab Text funkcija. Analogiškas veikimas, ištraukiau va tekstą ir aš žinau, vat užėjus su pelyte, kad šis tekstas yra Lora šrifto. Tai gali tokių būti niuansų, kad jums netras to šrifto, ta prasme, jis nenusikopijuos identiškas, kaip yra, būna situacijų, kad neištraukia identiško, kaip yra vizuale. Bet jeigu tas šriftas tikrai bus Canvoj, tai jį greičiausiai ir nuskaitys ir viskas bus tvarkoj. Tai va, tai irgi galime taip pačiupti greičiau tą būtent tekstą. Ne? Toliau dar akcentėliai truputėlį su Magic Edit funkcija mes galime kaip ir pavyzdys iš ne tik keisti kaip idėją, ne, va, pavyzdžiui, buvo tokia gėlė, o po to, tarkim, patapo į rožę. Tai ne tik mes kažkokią idėją galim keisti, bet galime keisti ir tekstūrą, ir spalvą, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai irgi gali puikiai pasitarnauti. Pavyzdžiui, aš esu interjero dizaineris ir, tarkim, man vizualui reikia, kad iš tų vat, nuotraukų, kur Canvoje yra 2, kad virtuvės fasadas būtų tam tikros spalvos. Tai aš vat ant tos nuotraukytės pažymiau, einu į Magic Edit, tenais parašau ir padaro. Magic Expand tai reiškia, mes turim nuotrauką ir ją padidina mūsų tam norimum formatui. Bet čia yra labai svarbu atsidaryti tą projektą, kur mes norim, kad būtų vat, pakoreguotas tas dydis. Pavyzdžiui, dabar aš, tarkim, nueisiu social media ir atsidarysiu Instagram story. O nuotrauką, pavyzdžiui, turiu va tokį. Taip, išeinu iš video formatavimo. Taip, dar kartelį pasidarysim. Va. Tai tada tokią nuotrauką dedant yra 2 būdai. Dešinys pelės klavišas ir set to background padaryti, kad tai būtų fonas. Double click duoda tiek, vat, kiek duoda realiai. Bet aš nenoriu karpyti nuotraukos. Dešinys pelės klavišas ir tada ištraukiu iš fono šią nuotrauką. Aš noriu, kad jinai vat, būtų tokia, vat, tarkim, va, plus minus, va taip, bet kad dėtų šonus šitam mano dydžiui. Tai va tada pažymiu šitą nuotraukytę, einu į Edit, čia viršuje, kur ta balta įrankių juosta, važiuoju Magic Studio iki galo, kol susirandu Magic Expand ir pažymiu, kad visą paveiksliuką ir jis va apibrėžia. Tiek noriu aš, taip. Spaudžiu Expand. Dirbtinis intelektas pateikia 4 variantus šitai nuotraukai. Jeigu man netinka, aš galiu dar pageneruoti variantą. Na ir pasižiūrim, ką jisai čia sugalvoja. Labai priklauso nuo nuotraukos. Na, šitas visai variantas neblogas, visai man patinka.
šitas galiu spausti done, viskas, ir aš turiu nuotraukytę per visą ekraną. Jinai, va, jau dabar gerai, kartais gali truputėlį kokybę sumažinti, bet jeigu pati nuotrauka yra pakankamai geros kokybės, tai jisai irgi išlaiko visai gerai tą visą kokybę. Tai va, tai būtent iš Magic Studio va to rinkinio mes tikrai labai daug ką galime susikurti. Truputėlį video generavimo. Mes tikrai daug laiko norim sutaupyti ir Canva pagaliau išvis mobiliai versijai, tai dar tobuliau dirba, sakyčiau, negu per kompiuterį. Tai kurti video. Dabar, aišku, kai skaidrės jūs turėsit, jūs šitą video jau nematysit, nes ten bus PDF formatu. Bet aš noriu parodyti, kaip dirbtinis intelektas sukūrė pagal mano užklausą. Paprastą irgi užklausą daviau, aišku, kuo detaliau, tuo geriau, video. Pasižiūrim. Aš jam net nenurodžiau, kad jisai padarytų tą tokį pim, 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 tarsi skaičius surašyto, ne? Jisai pats sugalvoja šitą idėją. Tiesiog papritildžiau, nes ten muzika buvo, kad netyčia būgneliai nesprogtų. Tai va, kaip tai padaryti? Pasiimu tą pačią užklausą, kopiją, pasiimu užklausą ir čia tiesiog svarbu atsidaryti dydį, kuriam aš noriu tą video formatą daryti. Tai mums labai aktualu socialiniai tinklai, mobile video formatą pasiimam. Ir man yra, aišku, mes šablonų čia galim rasti tikrai taip. Tai mes jau šitą realiai žinom. Create blank. Tiesiog pasiimam tuščią vadinamą lapą, projektą, ne, jį čia užkrauna ir toj pačioj skilty, kur yra dizainą, kur mes kuriam vizualą, ne su ta natūrali kosmetika, lygiai tam pačiam aplankale mes kuriant video irgi rašom. Rašau promptą, ne, pridedu nuotraukų arba video, ką noriu. Tarkim, pridėsiu, gerai daugiau pažymėsiu. Open. Palaukiu, kol užkraus nuotraukytės. Tai palaukiu, kol užkraus. Taip, ir čia mes matome, nes ir ten irgi įsikelinėja. Spaudžiu rodiklėlę ir spaudžiu generuoti dizainą. Irgi kiekvieną kartą atrodau, kiekvieną kartą skirtingai dirbtinis intelektas ir sukuria. Paspaudžiu. Matau. 9 sekundės. Yra iš karto kažkokie du net garso takeliai parinkti. Aš ant jų pažymiu, patildinsiu, kad čia netyčia smarkiai neužgrotų. Taip, ir čia pažymėsiu, irgi patildinsiu. O čia net irgi automatiškai nusistatė. Gerai, einu su žymekliu ir pasižiūrim, ką jisai čia mum sugeneravo. Kažkokį bangų kažkokią garso takelį uždėjo. Tai man jis neaktualus, aš jį galiu pažymėti ir iš karto ištrinti. Tai tą, ką ir dirbtinis intelektas sukūrė, mes visiškai analogiškai galime jau čia karpytis ir daryti. Dabar matot, kad vaizdas yra labai taip toli ir pakankamai, pavyzdžiui, su pelyte čia užėjus ir su ratuku pavažiavus, į viršų, jeigu mes važiuotumėm ir jeigu būtų daugiau kažkokių elementų, ten mes viską matytumėm, bet taip, tas vaizdas taip toli. Tai dabar su klaviatūra laikau CTRL ir su pelės ratuku važiuoju į viršų, bet su žymekliu esu va čia, šitoj vietoj kažkur, nesvarbu kur. CTRL laikau, su ratuku važiuoju, matot? Va dabar tai aš tikrai jau galiu jau čia tikrai kažką koreguotis, nes aš matau išplėstą zoną, aiškiai galiu užeiti tarp kadro vieno ir kito su pelyte, kol atsiranda pamatyti tą transakciją, paspausti ir uždėti, jeigu aš noriu, nes prieš tai nebuvo. Irgi išsirinkti, kaip noriu, galiu visur uždėti iš karto tuos perėjimus vadinamus. Ir panašiai, čia iš karto jau ir rodo, kad ten yra uždėtas perėjimas. Noriu tekstą prisidėti, nes dabar čia teksto niekur nėra, tai jau tada galiu užeiti čia tekstą ir prisidedu ir rašau
ant savo norimą tekstą, pasididinu, ten pasimažinu, įsidedu į vietą. Čia mes tiek maždaug turim suprasti, kad čia jau teksto apačioj nerašom. Tiek maždaug pasilikti plius minus, nes tiesiog po to, kai žiūri mūsų video formatą, kiti žmonės, jiem gali nerodyti mūsų to teksto arba prastai matyti, pradeda apkirpti ir taip toliau, tai yra labai svarbu. Na ir aišku, kai yra tekstas, tada atsiranda štai čia ta ikona, text boxas mūsų vadinamas, ir irgi tempimo už kraštelių būdu aš galiu nustatyti vietą, kada tas tekstas eis. Pavyzdžiui, eina iki čia, ne, toks tekstas. Čia šriftą pasitvarkau tikrai, kad jisai gražus čia būtų, toksai tikrai čia netiktų, norėtųsi kažkokio daugiau elegantiško ir panašiai. Ir dabar vėlgi techniniai dalykai, neinu vėl čia, neinu. Jeigu aš jau čia susitvarkiau tekstą, viską čia pasirinkau, ne šriftą, spalvą, aš pažymiu jį, Ctrl+C su klaviatūra, Ctrl+V. Jis man padubliavo ir jį tiesiog nutempiu į kitą vietą. Aš noriu, kad jis čia dabar būtų tol, kol bus šitas. Tai aš matau, kad apačia yra nuo šitos vietos iki šitos būtent šitas fonas ir tada eina į video, atsiranda šita nuotraukytė. Ir kol jinai yra, tada atsiranda ir tekstas kartu. Dingsta. Persigalvojau, nenoriu tokių nuotraukų, tai galiu kelti kažką iš savo, ne, arba tiesiog paimti, iš Canvos susirasti, ką noriu ir užkeisti. Nuotraukos, ne? Tai gerai, nuotraukos. Galim dėti video. Produkt, išfiltruoju, į šoniuką, videos ir ieškau to, ko aš noriu, pasiimu, tempiu ir noriu, tarkim, užkeisti tą foniuką, viskas, atleidžiu pelį, užsikeitė. Tai jau čia jau to koregavimo, kaip sakau, iki to tobulo varianto jau galima tikrai jau pasėdėti ilgiau, bet su dirbtiniu intelektu mes galim kurti video. Tai labai puikiai, pavyzdžiui, darant per telefoną, tie, kurie, pavyzdžiui, kažkokius verslus turi ten kokios, tarkim, nežinau, sodybos, maitinimai kažkokie, maistas ir taip toliau, visokių video mes pridarom, sumetam, sužymim, per telefoną sužymim, Canvoj paleidžiam ir viską jis ten tas dirbtinis intelektas mums padaro. Tai iš tiesų labai patogus įrankis. Tai taip praskriejo laikas iš to viso dėstymo. Kaip jaučiatės? Širdelė siunčiasi liuks. Taip. Mačiau klausimų. Jau buvo. Taip. Tai klausimus, gerai, tai klausimus, aš manau, jau gali pradėti rašyti, tada tu, Živilė, paseksi, kad jų niekur nedingtų, ar ne? Tai bandau. O jeigu turimas jau susikurtas brand kitas ir naudojamas... Živilė, lauk, ne dabar, tu jūs pasek gerai, bet atsakysi, kai mes visą informaciją suteiksim. Ačiū. Inga, tu jums skaidrės gal jau? Įrašas bus. Taip, įrašas bus. Įrašą galėsit peržiūrėti 3 dienas. Ir dar laukia mūsų nuolaidos kodai dirbtinio intelekto klubą įsigyti ir dar laukia Živilės dovanos. Tai kviečiu palaukti, neatsijungti ir dar Živilė klausimus atsakys. Mes tos Ingos teiksim visą informaciją ir tada Živilė atsakinės į klausimus. O Živilė matom skaidrės, o tavo mikrofonas išjungtas. Matosi mano skaidrė, ne? Taip. Tai ačiū visiems, kurie buvo klausę ir dabar, kaip ir žadėjom, einam prie išskirtinio mūsų pasiūlymo ir paskui prieisim prie Živilės dovanų ir klausimų. Tai kaip ir pradžiai užsiminėm, mes esam įkūrę dirbtinio intelekto klubą ir
dar trumpai priminsim, ką galit rasti prisijungę prie klubo. Tai yra nuolat atnaujinamas turinys kiekvieną mėnesį ir, kaip ir sakiau, kartais užtrunka valandas ieškoti YouTube informacijos, žiūrėti socialiniuose tinkluose, kur kas ką pasidalina, bet tas užtrunka valandas, tai jeigu neturit laiko, norit visos informacijos struktūrizuotai, tai visą tai galite rasti dirbtinio intelekto klube, kur tiesiog kiekviena tema suskirstyta punktais ir rasit tekstų generavimą su dirbtiniu intelektu, vaizdų kūrimą su dirbtiniu intelektu, kur yra Živilės labai daug paskaitų apie Canva, video kūrimas ir redagavimas su dirbtiniu intelektu, apie CapCut, kaip susikurti savo avatarą su dirbtiniu intelektu, kuris gali dirbti ir daryti video už jus, paieškos, analizės, automatizacijos su dirbtiniu intelektu, vizualizavimas, promptų rašymo praktika, ką ir minėjom, kad nenaudoti ChatGPT kaip paprastos Google paieškos, o naudoti tikslingai, kaip pasirašyti promptus, kurie dirbtų jums ir už jūs. Tai mes su Indre šiai dienai nebeįsivaizduojam savo darbo be dirbtinio intelekto įrankių, naudojam įvairius promptus, kurie mums padeda ir verslo plėtrai, programų ruošimui ir visiems kitiems dalykams. Taip pat, kadangi daug labai pedagogų ir darot, žinau, skaidrės karts nuo karto, yra ir gamos mokymai, kaip su gama galit skaidrės paruošti iš vis kelių minučių eigoj ir nereikia ten dėlioti skaidrės po skaidrę, tai irgi žingsnis po žingsnio galit atrasti dirbtinio intelekto klube. Tai ekspertų turim įvairiausių, tai čia išvardinom keletą. Tomas Mėčius, Indrė Ivinskienė, kurie yra ir klubo kartu įkūrėjai, Olgos Kairienės, Dovydas Zavackio, Vytauto Bielinsko, kuris yra ir mokslų daktaras. Tai tikrai informacijos ir lektorių įvairovė suteiks jums daug galimybių ir naujų žinių. Tai dirbtinio intelekto klubas yra atviras visiškai visiems. Amžius, patirtis, išsilavinimas nėra joks barjeras. Jei moki naudotis telefonu, vadinasi, gali išmokti naudotis ir dirbtinio intelekto įrankiais. O mes parodysim, kaip tą padaryti paprastai ir labai labai praktiškai. Vieni ateina nežinodami, nuo ko pradėti, o kiti ieškodami, kaip auginti verslą su dirbtinio intelekto pagalba. Tai priemam visiškai visus ir stengiamės dėti tokį turinį, kuris būtų aktualus kiekvienam ir kiekvienas galėtų atrasti tai, kas jam yra reikalingiausia ir tuo metu padėtų labiausiai. Indre. Tai jei galvoji, kad jį dar net tau, tai tu jau pavėlavai. Apie dirbtinį intelektą labai dažnai kalbama yra, kad tai jau ateitis, iš tikrųjų tai yra jau mūsų dabartis ir jau yra įmonių, kuriuose žmonės, kurie geba puikiai dirbti su dirbtiniu intelektu, jau gauna žymiai geresnius atlygius. Tai svarbiausia yra jo nebijoti, bet mokytis, kaip teisingai jį panaudoti. Andželika, kai tapo nariu socialinių paslaugų komandai, mes neskaitom čia visų atsiliepimų, nenorim gaišti jūsų laiko, bet tai mes turim visą krūvą atsiliepimų žmonių, kuriem padėjo dirbtinio intelekto klubo mokymai. Kaip ten viskas yra sudėliota, tai matot, yra sutikimų įrašai, yra teksto generavimas, yra vaizdų generavimas ir vaizdų kūrimas, yra video kūrimas ir redagavimas su DAI, įvairiausių temų ir jūs galite matyti. Ir tai yra ir pradžiamokslių, ir kažkiek tai irgi pažengusių. Nesakau, kad jeigu jūs esate DAI ekspertai, tai kviečiam į klubą ir ten išmoksite, tai tikrai ne, bet ten yra tikrai ne tik pradžiamokslis, yra daug informacijos labai ir jau išmanantiem, ką daro. Tai iškart prisijungę rasit 60 plus praktinių video įrašų ir kiekvieną mėnesį turim klausimų atsakymų sesijas, kur tiesiog prisijungę galite užduoti įvairiausius klausimus, taip pat po skirtingais video galite užduoti klausimus ir lektoriai taip pat atsako į jums iškilusius klausimus, kas, manau, yra tiesiog neįkainojama. Ir čia įdėjom specialiai, kadangi atėjote į Canvos mokymus, kiek jau yra pridėta įrašų būtent su Canva įrankiu. Tai tikrai
labai daug, neskaičiau, kiek čia yra tiksliai. Tai visi įrašai, berods Živilė, yra tavo, jeigu neklystu, ne? Tai galėsit žiūrėti, susistabdyti. Vien po praeito webinaro klausė, kiek kartų galima žiūrėti tos įrašus prisijungus. Tai visiškai neribota skaičių kartų, kiek nori, tiek žiūrėkit, atsisukit, stabdykitės, nes praktika ir tada pradedam naudoti tuos įrankius profesionaliai, nes vien pasižiūrėti neužtenka, dėl to ir į klubą norim pakviesti tuos, kurie nori daryti, nori mokytis, nori naujų žinių gauti. Ir šiandien turim specialų pasiūlymą, tai tik webinaro metu, jeigu įsigysit dabar, kol baigsis šis webinaras, galite pasinaudoti specialiu pasiūlymu ir prisijungti vietoj 25 eurų per mėnesį tik už 15 eurų per mėnesį, arba metinę narystę įsigyti vietoj 240 eurų už 125 eurus. Jau su komanda šnekėjom ne per seniausiai, kad laikas kainą didinti ir net webinaro metu nebepardavinėti už tiek, nes iš tikrųjų jau įrašų yra labai daug, tai vertė tikrai didėja klubo ir laikas kelti kainas, tai nežinau, kada jau tą padarysim, bet webinaro metu iš vis kainos yra, sakyčiau, kavos podeliai 2 per mėnesį ir narystę turi. Įdėjau į chatą nuorodas. Tai mėnesio narystė 15 eurų, paspaudus nuorodą, iš karto yra nuoroda su nuolaida. Tai ką jums tai reikia padaryti, tiesiog paspausti ir įsigyti narystę arba mėnesio arba metinę narystę ir iš karto gausit prieigą prie mūsų dirbtinio intelekto klubo ir galėsit pradėti mokytis, žiūrėti, gilinti žinias. Jeigu prisijungsit ir turėsit klausimų, kažkokių pageidavimų, kad dar kažkokių mokymų, kas liečia dirbtinį intelektą, būtinai mums parašykit. Mums labai svarbu, kad gautumėt kuo svarbesnę informaciją būtent jums, nes manau, kiekvienam tie poreikiai skirtingi. Ir dar noriu papildyti, kad artimiausių metų bus dar nauji 3 Živilės video, būtent kas susijęs su Canva, kurie dar nėra patalpinti ir mes jų dar neparodėm ten tam sąraše, tai jų bus dar daugiau. Tai ką, einam dabar prie klausimų. Kristinai, tik atsakau, kad jau turit narystę ir galim pasinaudoti šio pasiūlymu, tai jums galite pasinaudoti pasiūlymu tokiu atveju, kad nutrauksit dabartinę narystę. Tai reiškia, už tai, kiek esat sumokėjus, jums nusiperkant naujai, galios naujai. Ir ta kaina mėnesinė galios tiek laiko, kiek tęsit narystę. Tai jeigu nusiperka dabar su būtent su ta nuoroda 15 eurų, tai 15 eurų bus tol, kol tęsit. Jeigu nebenorėsit tęsti narystės, ją yra būtina atšaukti. Ta galit padaryti savo paskyroje dirbtinio intelekto klubo puslapyje. Jeigu ten kažkas nepavyksta, tai galit rašyti mums elektroniniu paštu ir asistentė pagelbės. Tai sveikinam visus, kurie jungiasi ir nusprendė tapti klubo dalimi, o dabar tada, Živilė, laikas klausimams. Tai gal tiesiog tą skaidrę išjungt ar paliekam. Ir po Živilės klausimų dar jūsų, tiksliau po Živilės atsakymų, dar jūsų laukia Živilės dovana. Taip. Gerai. Taip, čia užfiksavau Aidos tokį klausimą, o jeigu turimas jau sukurtas brand kitas ir naudojant dirbtinį intelektą, kažką generuojant, pavyzdžiui, stilių paveikslėlį reikia, kad jis būtų tam tikrų spalvų, ar rašant užklausą reikia rašyti spalvų kodus. Visada pabandykite, jeigu jūs jau galvojate tokiu principu ir panašiai, visada verta pasibandyti rašant užklausas visas savo idėjas. Bet faktas, kad ne visada gali suveikti. Vieną kartą dar suveikia tikrai pakankamai gerai, kitą kartą gali nesuveikti. Čia labai priklauso, žinokit, visiškai nuo to konkretaus prompto vadinamo ir panašiai. Bet irgi dar klausimas, dar norėtųsi konkrečiau ir pasižiūrėti pačią idėją, nes tai, ką jūs parašėte, tai sakyčiau, kad ne visai Canva su tuo dar susidorotų.
nes tai nėra dar ta programa, kur visiškai atiduota į dirbtinį intelektą. Canvai reikia suprasti tokį dalyką, kad jinai yra grafikos dizaino programa, kur jos principas yra šablonai, va tas mūsų kūrybiškumas, kad susiieškotumėm elementus ir taip toliau, o dirbtinis intelektas dar tik tai įsivažiuoja. Ar ateityje bus daug geriau ir galėsime tikrai įdomesnius projektus kurti, aš taip tikiuosi, bet šiai dienai dar truputėlį yra tokių niuansų, kur dar reikia Canva techniškai paturbinti, kaip aš sakau. Tai dar labai toksai klausimas, kad sakyčiau, dar ne visai taip susidorota. Vieną momentą parodysiu, to reikės pasidalinti man skaidrėmis savo. Kitas klausimas, ar gali generuoti su dirbtiniu intelektu tik paveikslėlius ir dizainus, ar ir grafiką. Ką jūs vadinate grafiką, ane? Nes jeigu jūs tai turit omeny kažkokius grafinius elementus, tai jeigu jūs juos aprašysit, kaip jie turėtų atrodyti, tai Canva galės kažką tokio ir sukurti. Tai va, gerai bėgu. Ar jūs naudojat mokamą? Taip, aš pati naudoju mokamą versiją, tiesiog pro versiją, nes prenumeruojant dabar dar meta business, ane prenumeratą, arba pro. Aš naudoju pro ir pilnai užtenka. Business yra skirta, ten aišku visada parašo skirtumus pro versijos ir business, bet business reikia suprasti, kad tai yra Canvos versija skirta apimant didesnį kiekį žmonių kaip komandos. Ir ten daugiau tokių jau iš verslo pusės daugiau visokių aspektų prasideda. Kitas yra svarbus dalykas. Galima Canva mėnesį pasinaudoti nemokamai, pro versiją. Bet jie labai ten taip subtiliai rašo, reikia po to nepamiršti rankiniu būdu patiems nusitraukti narystę. Jie ten irgi atsiunčia laišką, darot 7 dienas prieš, kad jeigu nenori, tai nusitraukit, nes kitaip jūs automatiškai pradės įtraukti į tą prenumeratą. Nu, čia verslas, kaip sakant, ne, tai truputėlį niuansai. Bėgu, ačiū Jums, anksčiau nežinojau, Inga, neverkit. Čia tik dar niuansai, prisijungsit į klubą, žinokit, bijau, kad gali būti daugiau ašarų. Taip. Įrašas, kaip kurti knygelę, kokią knygelę. Jeigu spalvinimo kokią knygelę panašiai dirbtinio intelekto klube, kaip tik bus turės įkelti naują paskaitą, kai rodau, kaip susikurti spalvinimo knygelę. O šiaip knygelės kurti, tai žinokit, labai paprasta, jums tiesiog belieka A4 formatą pasirinkti, ane, ir pildytis informaciją, kaip jūs jau ten detaliau norit. Nes knygelės ir būna dažniausiai A4 formato, nebent jūs norėtumėt kažkokio tokio dydžio, tai tiesiog Canvoj custom size reikia pasirinkti ir įsirašyti tą dydį. Naudinga seminarą. Aš labai tikiuosi, kad tikrai naudos gavo daug. Ar visos pristatytas yra prieinamos? Ne visos tą, ką aš rodžiau, yra prieinamos, bet ten, kur buvo ta matyti karūnėlė, reiškia, ta funkcija yra mokama. Tai tas niuansas. Dabar yra su tom mokamom, nemokamom. Pasibandykit tą siūlomą mėnesiui. Pasižiūrėsit pagal savo projektus, ar jums reikia tų funkcionalumo ar ne. Bet dabar žiūrėkit. Aš Canva užsiprenumeravus esu prieš 6 metus. Man Canva į mėnesį nekainuoja 10 eurų net. 9 eurai su centais. Bet aš už metus viską susimoku. Tai ar verta mėnesiui Canvai skirti 10 eurų iki 10 eurų? Sakyčiau, su tokiom galimybėm, ką jinai čia turi ir jinai vis tobulėja, sakyčiau, tikrai taip. Aišku, būna nefaina susimokėti virš 100 eurų vienu metu, bet kai tu supranti, kad tai visiems metams, tai truputėlį viskai kitaip tada. Ar Canva tinkama paveikslams redaguoti? Paveikslai turi būti tikslus. Paveikslai. Turit omenyje kaip kūrėjo žmogaus paveikslai. Viskas, žinokit, priklauso, ką jūs norit redaguoti. Labai negaliu pasakyti labai konkrečiai. Ar tinkama, sakyčiau, taip tinkama, bet priklausomai, kokio jums rezultato reikia. Renkantis kažką iš grafikos skilties, nori, tarkim, skaičių vizualų. Kaip man ieškoti, kad visi po to būtų vienodo stiliaus? Aha, gerai, tuoj dabar
pasidalinsiu ekranu, vat parodysiu tą momenčiuką su tais suderinimais grafikos elementų. Tikrai yra svarbu derinti grafikos elementus, nes tai yra mūsų prekinio ženklo identiteto dalis. Na, pavyzdžiui, turim čia ir elementų skilty. Kažkas pamojuokit, ar matot mano skaidres? Palinksėkit. Matot mano skaidres? Ne. Liuks, gerai. Tarkim, grafikos elementą mes pasirenkam, nu, tarkim, kompiuterį. Ne? Su skaičiais tas pats būtų realiai. Mes pasiimam grafikos elementą. Žiūrėkit. Naujas funkcionalumas, kuris praeitais metais atsiradęs, nu, toks iš naujesnių. Turim tokį grafikos elementą, ne? Ir turim, nu, kokią, bandykim mandresnį suras. Nu, kad va tokį. Va. Du skirtingi stiliai. Taip negali būti. Turi būti kuo panašesni grafikos elementai tarpusavį, kad ir kokius mes juos ten išsirinktum. Tai dabar taip. Aš noriu va tokio stiliaus, kad būtų va šitam. Tai aš pažymiu šį elementą, susirandu šitoj va baltoj įrankių juostoj style, copy, čia iš karto jau pasispaudė. Ir mato toks volelis. Jis rodo, nukopijavau. Su pelyte užeinu, klik, vienas klik, laukiu, kol dirbtinis intelektas pritaikys tą stilių. Tai va, su skaičiais, raidėm, va, iš grafikos tų elementų mes galim pasižaisti. Būna išimčių tikrai, kad būna nesudirba dar taip tobulai. Tai tiesiog reikia truputėlį analogiškai paieškoti elementų. Bet dar vieną toj būdą užkraus pasakysiu. Va, net ir spalvą realiai pritaikė tą pačią. Tai va, visai neblogai, visai man patinka, ką jisai čia sukūrė. Tai va, dar net pažymėjus, tarkim, ant šio elemento, mes galime dar spalvą koreguoti. Nes kai spalvas mes matome, reiškia, kažkokios spalvytės mes galim koreguoti. Dar kitas dalykas, dėl tų vat stilių, ant kiekvieno vat grafikos elemento mes su pelyte užėjus, nieko dar nespaudžius, matom tokius 3 taškelius. Tai mes juos paspaudžiam, ne visuose elementuose iš tiesų, bet daugumoje mes galim rasti tokį dar pasirinkimą see more like this. Paspaudžiam ir jisai, na, bando bent jau kažką panašaus atrinkti, vat, na, į mano va tą stilių. Nu, kartais tokie, vat, atsirenka tokio dar, kaip sakau, ne į temą būna tų niuansų, bet jeigu aš jau noriu dar tiksliau kažkaip bandyti siaurinti paiešką, galima irgi užeiti, o ne, porą klik realiai ir mes irgi jau galim pasižiūrėti. Gerai, važiuoju. Taip. Gamma yra Canva analogas? Ne. Canva yra tiesiog daugiau. Aš galėčiau sakyti, kad Canva bando būti analogas Figma, Adobe, Photoshopų, va tų programų grafinių, kur ten kūrė irgi vizualus, visokius šablonus irgi per Figma grafikos dizaino galima programą kurti, logotipus ir taip toliau, bet ten yra visai kito lygio programos ir su kitais funkcionalumais. Nes Canva yra tokia, va, realiai labai vizualiai viską jinai taip atspindi, o ten, kai mes į programus užeinam, tai matom vos ne tik tai kažkokį aprašymą, užeinam ir aprašymas, mažai vaizdo labai. Taip, kaip su Canva padaryti taip, kad paveikslėlio kraštai būtų išblukę. Ačiū. Su paveikslėlio išblukusiais kraštais galima pasižaisti per kelis aspektus. Ir pavyzdžiui, čia galbūt net, pirmas būdas. Galime ieškoti kažkokio rėmelio, frames, kuris vat, kažkokius tuos kraštus turėtų. Pagal raktinius žodžius, tarkim, bandau. Fade. Nieko neranda. Tada ieškočiau pagal kokius čia, gal ir net dabar nieks negimsta į galvą, bet žodžiu toks variantas. Per rėmelius būtent ieškoti, nes į tą rėmelį mes galim įdėti. Kitas dalykas, ką dar galima būtų padaryti, kai mes turim elements, tarkim nuotrauką, ne kažkokią.
Tai mes galim tada pasižaisti, žiūrint, kiek to išblukimo kažkokio reikia. Išblukimas kraštelių kažkokių galima sužaisti, pavyzdžiui, edit paspaudžius ir nueiti į tiesiog blūrą, ane? Ir galima tam tikras vietas sužymėti, ane? Truputėlį, tarkim, ir iš karto blūrina. Bet svarbu yra tas dalykas, kad tas, pavyzdžiui, blūrą nusistatyti iš karto intensyvumą, nes aš jau kaip darau, iš karto tą intensyvumą koreguoju. Tai vienas, dar toks būdas. Dar jeigu kažkokio kitokio efekto reikėtų, tada galima priklausomai kokią nuotrauką vėlgi element skiltyje rašyti shadow, šešėliai. Ir tada bandyti, tarkim, su tais šešėliais pasižaisti. Šiaip labai nuo projekto priklauso grafikos elementai ir tada kažką bandyti atrasti, ane, tokius uždėti elementus, į tą dydį komponuoti ir pasižiūrėti, kad čia tas kaip ir blūras arba apsukam tą būtent elementą kažkokį ir galim komponuoti prasitempimą, kad tas efektas. Bet čia reikėtų labai žiūrėti patį projektą ir kaip jam pakomponuoti geriau, nes tų visokių sprendimų gali būti. Tikrai ne vienas ir ne du, labai individualu. Taip, ačiū, taip, bėgu. Jau turint narystę, aha, gerai, taip, čia šitas buvo, taip. Ar dirbtinis intelektas veikia skaidrių kūrimas Canvos paprastoje versijoje? Geras klausimas, žinokit, tiksliai nepasakysiu, Aurelija, reikėtų tiesiog pasibandyti prasitestuoti. Ar veiktų jums ar ne, nes, pavyzdžiui, anksčiau būdavo Canva AI aplankale, jisai Dreamlab'u vadinosi, anksčiau, čia šone viršui rašydavo kreditų skaičių. Tai jau seniai žiūrėjau, kaip rodo žmogui nemokamoje versijoje, tai labai tiksliai atsakyti negaliu, bet verta visada pabandyti, tada ir žinosit, ar duos tą pasirinkimą ar ne. Keletą žodžių apie gamą, gal galite pasakyti. Žinokit, nieko konkretaus negaliu pasakyti apie gamą, todėl kad aš su ją nedirbu. Tai žinau, kad ten tikrai esu mačius, kad labai neblogai tas skaidrės būtent daro. Bet pati nesu naudojus. Dėl gamos noriu pasakyti, kad gamos mokymai yra dirbtinio intelekto klube. Tai ir skaidrių kūrimas, ir socialiniams tinklams, kaip pasidaryti karuselės, tai ten išmoksit žingsnis po žingsnio. Tai manau, tai tuo labiau pasipildysit žinias ir iš ten, ir iš ten. Tai labai super. Taip, paveikslai tai dalykinės schemos. Birutė, jeigu ką, pakartokit dar apačioj klausimą savo, ar galima interjero mockup sugeneruoti ir jį kokybiškai įdėti savo tapybą paveikslą, kad nereikėtų fotografuoti. Taip, Agne, visiškai galima tuos mockupus pasidaryti ir mes juos randame, atsidarom projektą, elementų skilty, tai galim arba pagal raktinius žodžius ieškotis arba kategoriją mockups. Ir kur mes norim, galim pabandyti paieškoti interijo kažką, gal iš karto jau išmes. Prašom, yra tų variantų. Pasiimam tą vadinamą mockupą. Ir tarkim turim Painter kokį. Tarkim, Painter. Paint, gal niekad irgi neieškojau. Koks nors, ar ten picture gal reikėtų tiksliau rašyti raktiniuose žodžiuose. Kažką gali būti ir toks paveikslas. Tempiu ir atleidžiu, laukiu, kol užsikeisi šitą vadinamą mockup. Bet aš tai tokių dar aspektų pažiūrėčiau irgi kūrybiškai. Su dirbtiniu intelektu. Įdėti savo paveikslo nuotrauką ir parašyti. Įdėk mano paveikslą į, tarkim,
minimalistinį interjerą, kurio ten spalvos tokios, tiesiog pasitelkčiau dirbtinio intelekto vaizdų generavimą. Ta patį čia GPT išsibandyčiau ir tą patį išsibandyčiau, vat, kaip Canva kūrė tuos vaizdus, ne, kur rodžio per paskaitą. Tai va, tai irgi tų apėjimų visokių gali būti. Taip, jeigu dar per klausimus, taip. Jau matau 10 pranešimų, tai jau link pabaigos. Ar Canvoje galima sukurti skaidrių demonstraciją su garsu? Su garsu turit omeny, kad ten tas garsas girdėtųsi, tai taip, nes aš savo skaidrėse rodžiau video paleistą su garsu, o jūs turit omeny, kad muzika grotų, kol skaidrės eina. Ta turit omeny? Kur čia pabėgau? Taip. Ar su Canva galima koreguoti schemas procesų, pavyzdžiui, kraujotakos sistemos ir panašiai? Schemas. Nesuprantu tikslaus klausimo, Birutės. Kokias schemas turite omeny? Kraujotakos sistemas. Nelabai pagaunu klausimą. Taip. Sakyčiau, priklauso nuo to, su kuo daryta. Ne, jeigu tos schemos darytos su Canva, tai gal ir galima koreguoti. Jo, jūs turit, tarsi, gal čia klausimas yra, kad ten vat, žmogaus kraujotakos sistema kažkokia yra ir ten koreguoti techniškai. Vat, aš pamatyčiau nuotrauką, aš galėčiau pasakyti iš karto, ką galima su ją padaryti ir panašiai. Galėčiau dabar sakyti, gal ir galima, bet labai reikia matyti projektus. Labai reikia matyti Canvai. Nes ir Canvai dažniausiai, žinokit, kaip matai projektą, po to supranti, kaip gali, yra net keli būdai, kaip tai padaryti. Taip, kažkur čia pasklydo. Jei skaidrėse būtų tekstas, o jis būtų girdimas ir balsu skaitomas. Pasidomėsiu, Lina, žinokit, jeigu šitą dalyką atrasiu, vat net nusifotkinsiu jūsų klausimą, tikrai įdėsiu į dirbtinio intelekto klubą šitą paskaitą, bet apie tai dar nesu girdėjus, kad būtų skaidrėse girdimas. Toks kaip voice overis. Tai aš tada sakyčiau taip, rodyti skaidres ir filmuoti savo kažkaip ekrano, po to įdėti. Žinokit, dar nesugalvoju šitą atsakymą. Nesu susidūrus. Labai geras klausimas. Norisi kaip... Taip. Aš truputį įsiterpsiu, Živilė, gerai. Matau, kad viena moteris parašė, kad parašė man žinutę, aš nežinau, per kur parašėt, nes Messengeryje nematau, čia irgi nematau. Geriausiai rašykite, aš iškart prašau, info@diklubas.lt. Kam kažką nepavyksta įsigyti, kaip juridiniam asmeniui. Visi rašykit žinutės ir asistentė atsiųs ar nuolaidos kodus ar kažką, kam nepavyksta dabar, nes kaina yra tik tai webinaro metu, bet jeigu nepavyksta, tai mes jau leidžiam ir po to, tik tai labai svarbu, kad parašytumėt laiškus. Ir dar klausimas, sumokėjus mėnesio narystę, kitas bus nuskaitomas automatiškai. Tai kitas mėnesis yra visada nuskaitomas automatiškai, nes tai yra narystė, kitaip dar vadinama subscription. O jeigu jūs norėsit, kad kito mėnesio nenuskaitytų ar kitų metų nenuskaitytų, tas, kas įsigijo, nes matom, kad yra ir metinė narystė, ne viena, atsiprašau, įsigyta, tai jums tiesiog, besibaigiant narystiai, jau einant į pabaigą, tiesiog jums reikia ją atšaukti, kad nenuskaitytų sekančio mokėjimo, jeigu nenorit. O įrašas, jisai susigeneruos šiandien ir rytoj asistentė jums atsiųs nuorodą įrašą elektroniniu paštu, tai dar patikrinkit spam ir reklamų skiltis, nes ten irgi būna nukeliauja laiškai. Viskas, Živilė, atsakau, atiduodu žodį tau, nes čia dar... Gerai, viskas tvarkoja, va, aš prie to klausimo, to skaidrio, jūs dar galvokit klausimų kiti, nes jau kaip ir turbūt prabėgau pro visus.
Tai jeigu dabar yra mano skaidrės čia, tai tada aš galvoju, tai visi tie audio dalykai realiai slepiasi aplankale audio. Nu, turėtų pagal logiką, ne, būti. Dar tikrai pasigilinsiu šiuo klausimu. Ir, pavyzdžiui, kai mes kūrėm video, ne, tarkim, turim video formatą ir čia užeinam audio, žiūrėkit, mes galim tą voice overį įrašyti ir mes jį girdėsim. Bet prezentacijų, ne, dydyje mes tam pačiam aplankale tos funkcijos nebematome. Tai sakyčiau, kad ne, bet dar čia, kur yra prezentacija, rodiklėlė, present and record, pabandyt gal pašnekėt, per šitą mygtuką spustelėjus ar per tą rekordingą įsirašytų tie garsai, ane, tai tokie aspektai, gal tada ir būtų tas garsas. Bet jeigu atrasiu šitą sprendimą, arba jeigu jis yra būtent toks, tai tikrai kelsiu dirbtinio intelekto klubą. Ar galima gauti rekvizitus? Noriu mokėti metams. Aha, taip. Nu, ar yra dar kažkokių klausimų? Ir paskutinis tau iššoko dėl Canvas. Jei Canvas dizaine naudoju printams, kas tas printams nuotrauka? Pinterest turbūt, ne? Kaip tada su nuotraukos autoriste? Žiūrėkit, labai geras klausimas. Su Pinterest nuotraukom apskritai reikia žinoti tokį dalyką, kad jos turi autorius tie, kurie kelia. Pinterestas, kad ir tokia svetainė, bet čia realiai tas pats, kas mes iš Instagramo paimtumėm kito žmogaus nuotrauką ir naudotumėm. Tai su Pinterestu yra toksai aspektas. Visi mėgsta jį naudoti ir aš taip sakyčiau, labai priklauso kokią nuotrauką. Jeigu, tarkim, jūs iš Pinterest norit kokį foną panaudoti, tai sakyčiau, kaip ir ok. Bet jeigu kada nors tas žmogus pamatys, kad jūs tą jo nuotrauką naudojat socialiniuose tinkluose, jis gali paprašyti pilnai, kad jūs tą nuotrauką ištrintumėte ir jūs turėsite tai padaryti. Tai gal greičiausiai nepaduos ten į teismą dėl vienos tokios nuotraukytės, bet su Pinterestu reikia labai labai atsargiai rinktis ten, jeigu kokie vaikų veidai ir panašiai būna, tai tikrai ne, tie vadinami memai, ne, ten tai tokie kažkokie, tai dar galim pasiimti, bet aš sakau, jeigu stories formatui, kur ten 2-4 valandas būna ir praeina ir mes nededam į tuos highlightus dar, nu tai dar tikrai galima panaudoti, bet labai visada atsargiai su žmonių veidais, ne, ir su vaikų. Labai labai svarbus tas aspektas. Taip, nu. Kol kas klausimų, kaip ir atrodo, nebeliko. Galime eiti prie tavo dovanos. Taip. Tai bėgu prie dovanos, nes dovana dalinama čia pabėgo, jau Canva pavargus, matau, kad tik webinaro metu. Tai aš dabar su jumis pasidalinsiu nuorodą. Taip, nuoroda, kur jūs galėsite pasiimti mano sukurtus šablonus, būtent ir juos turėti pas save. Tai į čatuką dalinuosi nuorodą, atsidarykit ją ir jūsų Canvoje tai įsaugos. Neturi dar Canvos, įsisaugokite į telefono notes. Šitie šablonai niekur nepradings. Svarbiausia turėti pačią nuorodą. Živile, o kas žiūrės webinaro įrašą? Tai jiem irgi galios, ne? Jeigu įrašas webinaro bus 3 dienas, tai galėsim pakabinti. Gerai. Ir tada, žinai ką, dar tada iškart paprašysim ir tos nuorodos, mes, kad laiškų išsiųstume gerai, nes paskui būna rašant įraujęs nuolatos. Tai. Be abejonės. Pridėsim tikrai. Prie skaidrių, kai siųsiu jums, pridėsiu ir nuorodą. Gerai. Ir dar kartelį pakartosiu. Čia tokia nuoroda. Tai va. Ačiū, Živilė, labai. Ir dar galima atsakyti klausimus, kas jungiasi prie dirbtinio intelekto klubo, kam nepavyksta. Tai jeigu perkat kaip juridinis asmuo, reikia suvesti nuolaidos kodus, kuriuos parašėm, webinaras 15 mėnesio narystiai arba webinaras 125 metiniai narystiai.
Tai veskit gal didžiosiom raidėm, kažką mačiau, nepavyksta įsigyti, aš parašiau į chatą mažosiom. Taip pat sveikinam visus, kurie priėmė sprendimą ir nori eiti kojon su technologijom ir prisijungė prie mūsų dirbtinio intelekto bendruomenės. Labai smagu, kad jūsų tiek daug. Visada iš tikrųjų labai gera, kada žmonės nori mokytis, mokinasi ir įsitraukia, tai tą visą laiką nuolat sakom su Indre, kad neužtenka vien tik tai nusipirkti, norim, kad ir gilintumėtės ir būtumėt žingeidus, nes mokytis apie dirbtinį intelektą šiai dienai yra būtina. Tai dar kartelį sveikinu visus ir gal turit kažkokių klausimų dar apie intelektą? Dar prašo, kad jungti QR kodą, Živilė, tą skaidrę jung dar prašau. Gerai. Jungiu. Tai dar mačiau buvo klausimas, kur bus įrašas, pavėlavo prisijungti, tai elektroniniu paštu gausit. Tai pasiekit spam reklamų skiltis, nes tas pats klausimas vis kartojasi ir kartojasi. Turbūt kai kas gal tik neseniai prisijungė. Taip, tai dar kol esam, kas dar neįsigijo, kviečiam įsigyti ir prisijungti prie dirbtinio intelekto klubo. O jeigu dabar kažkam kažkas nepavyksta, tai būtinai parašykit laišką į info@diklubas.lt ir asistentė rytoj padės išspręsti, kas jums ten nutiko, dėl ko nedavė, ar kažkas įstrigo sistemoje. Ir dar noriu pasakyti, kad ten kažkas klausė apie pavedimą, tai kortelę pridėti yra būtina, nes tik tai tokiu būdu galite įsigyti narystę. Nes sistema yra suprogramuota, veikia automatiškai ir sistema pavedimų nemato. Tai ką, ačiū labai visiems, ačiū Živilė tau už webinarą, ačiū visiems, turbūt visom šį kartą, kas buvo su kamerom ir išbuvot visą webinarą iki pat pabaigos. Tai dėkui jums labai. Nuorodą į webinaro įrašą gausite rytoj elektroniniu paštu, nes gal kažkas norės prasisukti, pasikartoti, pasižiūrėti ar šitus QR kodus nusiskaičiuoti. Tai dėkui labai, taip prašykit laišką. Atsiprašau, dar labai trumpai, labą dieną, labas vakaras. Norėjau paklausti, o kaip šablonus tuos, kuriuos davė kaip dovaną, išsisaugoti? Jūs kai atidarysite tą nuorodą, jūsų Canvoj tiesiog po to atsiras pačioj paskyroj. Ir viskas, ir jūs jau galėsite tai naudotis. Jeigu kažkokių problemų su atidarimu ten techniškai ir panašiai, tai jūs jau parašykit man, galite asmeniškai mano socialinius tinklus, ar ten Instagram, ar Facebooką, jeigu ten labai kažkas pastringa su atidarimu šabloną. Ačiū labai. Ačiū, buvo naudinga. Ačiū jums. Dėkui. Regina rašo, dėkoju, prašysiu laišką po praeito webinaro. Veiks nemokamoje versijoje, nes šablonai ir sukurti būtent tam, kad būtų su nemokamais tais elementais, kad visi galėtų naudotis. Tai Reginai noriu atsakyti, kad neišspręsta buvo problema, tai ne visos problemos yra gyvenime išsprendžiamos. Ir jeigu yra problema, kad, nežinau, nepamenu jūsų, konkrečiai problemos, kad norite įsigyti su pavedimu, nepridėjus kortelės, tai šitas yra neišsprendžiama, nes dar kartą kartojau, prieš tai sakiau, kad sistema kitaip neveikia. Tai nebūtina pridėti kreditinės korteles, ne, tikrai ne, tinka paprastos visiškai debetinės kortelės ir nuo jų nuskaito įmoką. Tai tik tokiu būdu galite įsigyti narystę, nes mačiau dar kažkas klausė irgi dėl pavedimų, tai tiesiog sistema pavedimų nemato. Deja, bet tokia sistema yra. Nes jums įsigijus susigeneruoja paskyra, prie kurios prisijungia, galite žiūrėti visus mokymų įrašus, ką jums rodėm, kad tiesiog pasirenkat pagal savo poreikį, laiką, kada norit ir galite žiūrėti. Tai kitaip neišeina padaryti tiesiog. Taip, nes viskas vyksta automatiškai, viskas yra suprogramuota ir paruošta, kad jums būtų patogiausiai naudotis, kad nereiktų nieko ieškoti, kad būtų tikrai viskas labai paprasta. Taip, tai Živilė, kaip tave rasti FB klausė? Živilė,
indrė.mik mane lygiai tokiu principu, kaip ir Instagram'e ir Facebook'e jūs rasite mane. Dar kažkas parašė laiškas, dabar matau, atėjo į dirbtinio intelekto. Suvesti duomenys atsiskaitimai mėnesio klubo narystės, kaip žinote, ar patvirtinta narystė, tai turit gauti elektroninį laišką ir turi prašyti jūsų susikurti slaptažodį, su kuriuo elektroniniu paštu ir su tuo slaptažodžiu prisijungsit prie klubo. Jeigu kažkas neišeis, nesigaus, kaip ir sakiau, asistentė rytoj iš ryto atsakinės į jūsų laiškus ir tikrai išspręs įvairiausius klausimus. Žinoma, išskyrus tuos, kad kortelės nenorit pridėti, šitas klausimas neišsprendžiamas, ką jau ir sakėm. Tai dar kartelį dėkojam visiems, gražaus likusio vakaro ir susimatysim dirbtinio intelekto klube. Iki. Ačiū visiems. Iki. Iki. Dėkui. Gražaus vakaro. Iki. Iki.